Gerą popietę visiems susirinkusiems, pradėsime šios tarptautinės konferencijos antrąją sesiją. Na ir jeigu pirmoji sesija buvo susitelkusi į gelbūdų palikimą, istorinę svarbą Lietuvai, tai antroji sesija bus liečianti ir gelbūdų istoriją, bet taip pat ir vengriškai dėmenį paliesime. Nes esame pilį, kurią gelbūdai įsigijo iš prieš tai buvusi šeima, kuri čia valdė ilgus metus, 5 kartos buvo vengrų kilmės. Tai tas dėmuos labai svarbus, bet dar įdomu, kad ir šiandien viešnia, kuri šiandien su mumis yra ponia Keit Gilgut, ir jos teta, kurios sveikinimą mes matėme video ekrane, abidvi taip pat turi vengriškų šaknų. Tai tas vengriškas dėmuo persekioja pilį gelbūdus ir šiandieną, taip pat ir turime svečių iš Vengrijos. Taigi, sesijos pirmą pranešimą kviečiu skaityti Vilniaus dailės akademijos Panemunės pilies tyrėjo. Tai būtų pranešimas pavadinimo lokaliniai genealogijos tyrimai 1802-1827 metai Gelgaudų Panemunės dvaro atvejis. Prašome, Aida Kirpickienė. Tai sveiki visi dar kartą ir kaip ir Marius minėjo, šiandien šnekėsiu apie lokalinius genealogijos tyrimus Skirsnemunės apylinkėse. Skirsnemunės apylinkės išgarsėjo dar 13 amžiuje, kai manomai netoliese esančio Kartupėnų piliakalnių vietoje stovėjo Visenės pilis. Iš tikrųjų, visas šis maršrutas nuo Vilbijos iki Sudargo, turbūt niekas negalėtų paneigti, atliko labai svarbų darbą, būtent šiuo kovų su kryžiuočiais ir Livonijos ordinų laikotarpiu. Pasibaigus Livonijos ordino karam, čia buvo įkurti karališkieji dvarai ir būtent vienas iš jų yra buvęs Skirsnemunė. Skirsnemunės parapija pirmą kartą paminėta 16 amžiaus pradžioje, tačiau tiksliai jos įkūrimo data nėra žinoma. Daugiausia metrikų yra išsaugota, kaip ir didžioje daugumoje Lietuvos iš 19 amžiaus, tačiau dėka Telšių vyskupijos nuorašų galime priliesti ir dalelę 18 amžiaus pabaigos, kur ir sutinkame vieną įdomiausių turbūt šiandienos gimimo metrikų. Tai yra 1795 metų birželio mėnesių metrikas, kuriame minimi Jonas ir Eleonora Tiškevičiūtė Gelgaudai, jiems gimsta sūnus Jonas Valerijonas Mykolas. Dažnai kunigai suklysdavo rašydami vardus. Tai yra labai žmogiškasis faktorius, kai pasako vardą, pilda į knygas ir atsitinka taip, kad pasakė Jonas, rašo Jonas visur ir nelabai paskui atkreipia dėmesį ir taip įsivelia klaidos. Tai jeigu galime matyti, kad yra nurodomi aukštesnės kilmės nuorodos, tai yra šviesiausiai ikonai, taip pat teisingai nurodoma mamos kilmė Eleonora Tiškevičiūtė, ir yra tik tai suklysta įvardinant tėvą, parašyta ne Mykolas, o Jonas tuo atveju. Čia turime 1830 metų sukilimo vado Jono Gelgaudo gimimo metriką. Reikėtų paminėti ir tai, kad Skirsnemunės apylinkės, kaip ir didžioji dalis Panemunių, yra pasienio žemės. Kaip ir matome žemėlapyje, žemiau Skirsnemunės esančio žemiau Nemuno teritorijos piečiau yra balta spalva pažymėtos, todėl kad tai buvo užsienis. Ir Skirsnemunės metrikinėse knygose tai yra gan ryškiai matoma, todėl kad čia sutinkame labai įvairių tautybių atstovus. Ir kas yra gan keista 19 amžiaus pradžioje, kad lotyniškose metrikuose lietuviai, baudžiauninkai ir valstiečiai yra įvardinami lietuviškomis pavardėmis. Tai yra Pivoraitis, Galvagis, Vaičaitis, yra nors ir naudojama kartais lenkiška abėcėlė su W, X, tačiau visos pavardės yra naudojamos lietuviškos. Prūsų kilmės atstovų pavardės yra naudojamos su prūsiška kilme, tai yra Pecner, Balk, be jokių pridėtinių galūnių ir bajorų pavardės yra naudojamos lenkiška forma. Daugiau metrikų atsiranda su Panemunės pilimis susijusius nuo 1802 metų ir ekrane matote 1805 metų metriką, kuomet yra krikštijamas bajorų Dobrovolskių sūnus Mykolas Teodoras.
Šis metrikas yra ypatingas tuo, kad krikštatėvis yra Mykolas Gelgaudas ir prie krikšto asistentų yra minimi Gelgaudų vaikai Juzefa Gelgaudaitė ir Antanas Gelgaudas. Mykolo partneriai krikštynuose yra Uršulė Bilevičiūtė ir apie Bilevičius noriu papasakoti truputėlį plačiau. Bilevičiai yra sena žemaičių giminė kilusi iš Biliūnų dvaro Raseinių rajone ir yra manoma, kai kuriuose šaltiniuose minima, kad Biliūnai 18 amžiaus viduryje priklausė taip pat Antanui Anuprui Gelgaudui ir minima, kad Bilevičius dovanojo savo sesers sūnui Antanui Anuprui šį dvarą. Taigi įdomu dar tas, kad būtent tuo laikotarpiu, kai Antanas Anupras dėl skolų išdalina savo turtus vaikam, šis dvaras grįžta į Bilevičių rankas. Kalbant apie krikšto mamą Uršulę Bilevičiūtę, jinai yra Juozapo Bilevičiaus dukra ir Juozapas buvo Mykolo bendražygis Targovicos konfederacijoje 4 metų Seime. Ir Uršulės pirmos eilės pusseserė yra Kunigunda Šemetaitė, būsima Jono Gelgaudo žmona. Taip, ir tuomet 1806 metais Skirsnemunės metrikų knygoje yra sutinkamas įrašas apie jokiose genealogijose neminimą Gelgaudų sūnų Henriką Tadą Ignotą. Tai šis įrašas yra ypatingas tuo, kad jeigu prieš tai minimuose įrašuose visą laiką juos atliko krikšto apeigas Skirsnemunės klebonas Andrius Sirtautas, būtent šį kūdikį krikštijo Lietuvos žemaičių kanauninkas ir garsios kunigaikščių Giedraičių atstovas Kasparas Giedraitis. Taip, tai irgi metrikai yra gausūs asistentų ir krikštatėvių poros. Krikštatėvis yra Jonas Sadakauskas, tai yra Batakių seniūnijoje yra miestelis Sadakavas ir Sadakauskai yra šio miestelio įkūrėjai. Krikšto mama nurodoma Marija Gelgaudaitė, tačiau nagrinėjant Gelgaudų genealogiją, tuo laikotarpiu jokių Marijų Gelgaudaičių nėra. Tai jeigu darytume prielaidą, kad yra suklysta tiesiog lenkiškoje pavardės formoje viena raidė ir iš Ova padaryta Ovna, tuomet čia galėtų būti Mykolo brolio Liudviko Gelgaudo žmona Marija Gelgaudaitė. Ir prie asistentų taip pat yra minima Ona Tiškevičiūtė ir Jonas Tiškevičius. Ir tam laikotarpyje gyveno Eleonoros brolis Jonušas Tiškevičius Logojskis ir jisai turėjo dukrą Oną Tiškevičiūtę ir žinoma paskutinė asistentė yra jų vyriausioji dukra Mykolo ir Eleonoros Juzefa Gelgaudaitė. 1808 metais Skirsnemunėje krikštijamas dar vienas genealogijos neminimas Gelgaudų sūnus Liucijus Liudvikas Steponas. Šis įrašas jau nebepasižymi gausiais asistentais ir krikštatėviai buvo Mykolo brolis Liudvikas ir jau anksčiau minėta Uršulė Bilevičiūtė. Metrika nurodoma, kad visi tuo metu yra gyvenantys Panemunės pilyje. Taip, tuomet 1810 metais sutinkame dar vieną įdomų įrašą. Ir įrašo įdomumas yra tas, kad žinoma, krikštatėvis yra Mykolas Gelgaudas ir Ona Tiškevičienė ir galima spėti pagal laikotarpį, kad Ona Tiškevičienė yra Eleonoros mama, Saraičiaus dvaro ponia. Bet iš tikrųjų pats įdomumas yra tas, kad tai yra pirmasis metrikas, kai gyvenamoji vieta yra nurodoma nebe Gelgaudų pilis, nebe Panemunės pilis, o pereinama prie pavadinimo Zamkaus dvaras. Ir tai paneigtų Gają nuomonę, kad dvaro pavadinimas yra keistas būtent po pralaimėto sukilimo, atliekant rusifikaciją ir perėmus dvarą į Rusijos valstybinį žemę. Sprašau, kokie čia tada metai? 1850. Ir sekantis įrašas yra Eleonoros Tiškevičiūtės Gelgaudienės mirtis
jinai miršta 1823 metais Panemunės pilyje, Zamkoje. Taip, ir įdomu yra tai, kad prie šio metriko yra ranka parašytas prierašas, kad Eleonora Tiškevičiūtė Gelgodienė buvo palaidota praėjus pusė metų po mirties naujoje Balto mūro koplyčioje esančioje prie Panemunės pilies. Archyvuose galima sutikti šį paveikslą, kuriame yra vaizduojama koplyčia prie Nemuno Kliučko dvare. Apie jį rašoma, kad tai yra generolo Antano Gelgodo palaidojimo vieta. Bet turint omeny faktą, kad Eleonora Tiškevičiūtė Gelgodienė buvo palaidota būtent jai pastatytoje Balto mūro koplyčioje, būtų galima atlikti išsamesnius tyrimus ir galbūt tai yra būtent ta koplyčia, kurioje buvo Eleonora palaidota, ne tik generolo Antano palaidojimo atminimo vieta. Tačiau 1834 metais, kai miršta Mykolas Gelgodas, prie jo yra rašoma, kad jisai yra palaidotas protėvių koplyčioje prie senosios Skirsnemunės bažnyčios. Ta koplyčia yra naudojama paskutinį kartą 1915 metais, kuomet Stanislovo Puslovskio įseserė Sofija Visockaja yra palaidojama su vyskupo dispensu pas protėvius. Koplyčia vietinės reikšmės žiniomis yra nugriauta atliekant ir įkuriant kolūkius panaikinta ir dėja niekas nežino, bet yra atsiminimai, kad karstai buvo perlaidoti. Taigi, apibendrinant, galime teigti, kad 1827 metų laikotarpiu Gelgodai ne tik gimdė savo vaikus, bet ir tampa krikštatėviais, kas nurodytų, kad jie čia buvo nuolatiniai rezidentai ir pilies apylinkėse buvo palaidoti abu ir Eleonora Tiškevičiūtė ir Mykolas Gelgodas. Dar vienas dalykas, kad Panemunės pilies pavadinimas į Zamkaus dvarą keitėsi gerokai anksčiau negu buvo manoma 1810 metais. Sėstumėt, norėčiau parodyti vieną nuotrauką. Ponė Catherine Gilbert man ją visai nesenai parodė ir man šiandien tapo tokia intriga. Tai gal, Aida, jūs galėtumėte pažvelgti ir pasakyti apie tą baltą koplyčią, ar jūs čia ją matytumėte? Jos dar nieks yra nematė, jūs būsite pirmieji šiandien dėl to. Aš mačiau, jūs man rodote. Taip. Ir štai matote koplyčią ant kalno, kitoje va štai kalva. Ir štai turime koplyčios tipo pastatą, toks klasicistinio stiliaus, štai va šičia. Ir du tokie langeliai arkiniai, tai tokia labai tipiškas klasicizmo pastatinys, moderniosios architektūros. Tai galbūt tai yra. Aš manau. Tikrai labai panašu. Tai čia vieta, kažkur reiktų ieškoti link Šilinės ar ne, link į tą pusę. Čia atstumas, aišku, dailininko gali būti padarytas ne taip tiksliai, bet apie šitą, neturėdami šitos, čia vėlgi iš ponios Catherine Gilbert privačios kolekcijos, ir tai yra vienintelė vieta, kur mes matome tą pastatą tenai. Tai čia irgi gal lokalinių tyrimų, tiesiog pavaikščiojimų metu galima kažkokią akmenį aptikti ar kažką, tai manau irgi labai įdomu. Tai štai jums padrasinimas toliau ieškoti, labai dėkoju iš puikų pranešimą, labai daug įdomių datų, reiks vėl atnaujinti medį, aš jau negaliu jau šiandien vis tą žodį padaryti. Taigi, taip, leiskite toliau Lilijaną pakviesti ir